Toma, ar jauti, ar girdi? Jau girdisi visas trepsėjimas, būrys vaikučių nekantrauja susirinkti ir pradėti rugsėjo 1 lietuvių, Rogalando lietuvių lituanistiniai mokyklai. Ir tau šiandieną yra kaip mokytojai 1 rugsėjo dienos proga. Ar jau gavai gėlyčių? Ačiū, Toma, gavau nuo tavęs. Bėgam į mokyklą į 1 klasę. Bėgam kaip tie zuikučiai šiandien. Pas močiutę augau, valužę turėjau. Mokiniai, mokytojai ir visi svečiai. Vieniems ši diena yra jaudinanti, kitiems džiugi, bet mums visiems naujų iššūkių ir įspūdžių pradžia. Ką tik skambėjusioje lietuvių liaudies dainoje girdėjome dainuojant pas močiutę augau, valužę turėjau. Ši daina apie mūsų lituanistinę mokyklą. Močiutė tai mūsų mokykla. Lietuvių kalbos, kultūros ir tradicijų saugotoja. Tai ji daug ką žino, tai ir daug ką gali išmokyti. Mumis pavaidinti rugsėjo 1 spektaklyje. Aš noriu pakviesti pačius drąsiausius. Ateikit. Ir ko? Net žalia gynelė linko. Pakalbėję, pasidarę, jie mokyklą atidarė. Dūda pūtė, smuiką čirpina lakštutė. Tačiau ten ilga ausį. Zuikis mokosi gerai. Pasakyk, kaip tu darai? Štai ir mokykloje baigėsi rugsėjo 1 šventė. Visi vaikai buvo laimingi, patenkinti, išklausė Kiškio Piškio pasaką, pasiėmė obuoliukus ir iškeliavo į klases. O aš bėgu žiūrėti, ką jie veikia. Atrodė tavo akimis, kai pirmą kartą atėjai? Kaip tikra mokykla Lietuvoje su norvegišku prieskoniu. Nes esam norvegiškoje mokykloje, bet tos lietuviškos vėliavos užrašas, ta pati pradžia, pas močiutę augau ta daina su kanklėm, tai tiesiog paliečia jautriausias širdies stygas. Ir sužinot, kad mokykloje net 89 vaikai šiemet, taip, tai jinai realiai kaimo mokykla Lietuvoje atstoja toks didis jos, kad tokia didelė, tikrai įspūdinga, tikrai graži šventė ir visi pedagogai, muzikai, dramos būreliai, tai labai profesionaliai atrodė, labai gražiai, profesionaliai ir nostalgiškai. Kiek galvojat metų dar dukrytė norės eiti į mokyklą? Ar nėra dar tų pirmutinių požymių, kad ne, mama, aš jau viskas nebenoriu eiti? Ne. Kiek kalbėjome, tai sakė, tai iki galo. Tol, kol galės, tol eis. Kas vėliau bus, neaišku, bet dabar yra patenkinta ir labai nori. Labai laukia, kada bus mokyklėlė, skaičiuojam tas dienas, kada ateis tas savaitgalis, kada jau eisim. Tai kaip pirma diena mokyklėlė šiandieną? Daug įspūdžių. Šiaip kaip pirmai dienai iš tai bendruomeniai, tai tikrai labai daug visko ir jaudinausi ir panašiai, bet viskas labai smagu, labai gražiai praėjo. Bendruomenė glaudi, matos, visi draugiški, tai fain. O su labai mažais vaikais dirbsi ar su vidutinio amžiaus? Šiaip mūsų klasiai ganėtinai didelis tas amžiaus jos skirtumas, tai 6-mečių turim, ir 7-mečių ir 8-mečių, tai per viduriuką, ne patys mažiausi. Tai šiandien turėjai labai daug jaudulio turbūt, taip? Gal nepasakyčiau, kad labai daug, prieš atvažiuojant čia buvo toks, kai nežinai, bet jau kai įsilieji, tai vis tiek, aš kaip sakau, čia viskas labai smagu, visi faini, visi draugiški, tai sumažėjo ženkliai.
Tai neišgąsdina pirma diena ir toliau tęsi savo mokyklėlės veiklą šiemet. Kol kas neišgąsdinot, tai laikykitės. Su ta rugsėjo 1, ar nėra jums tos nostalgijos kaip lietuviškos mokyklos? Be abejo, kad prisimenu viską ir labai panašiai kaip ir mokykloje įvyko, kaip aš dar mokinausi. Bet ir labai smagu matyti tiek daug sąmoningų tėvų, kurie savo vaikus atvedė į mokyklą, kurie nori, kad jie kalbėtų lietuviškai ir savo šaknis išlaikytų. Taip pat smagu matyti ir mokytojas, kurios taip yra atsidavę šitam darbui, kad mūsų jaunoji karta nepamirštų Lietuvos kultūros. Tai mane labai džiugina šitas dalykas. O tai Jorės kolektyvas toliau tęs savo veiklą lituanistiniai mokykloje ir mokins vaikus šokti tautinius šokius? Taip, kaip ir pernai, taip ir šiemet būtent mokins vaikus šokti. Nojaus tėtis, sako, viršų sėdėjo viską girdėjo. Ai, tai gerai tada, nes čia buvo jautęs, kad kur negirdėjo. Labai jaudės. Šį kartą kažkaip nieko pernai, kažkaip nesijaudinau, nežinau. Ir iki paskutinės minutės kažkaip, bet tu kai atsistovi, žinai. Tai tas su to jauduliuku rugsėjo 1 pradėjai ir kiek šiemet vaikų lituanistinė mokykla turi? Šiemet turim 89, tikim beveik 90, artėjom prie 100, bet čia mūsų nėra esmė ir mūsų tikslas kuo didesnė, bet aišku, labai smagu, kad mūsų tiek daug ir kiekvienais metais vis daugiau, kad nori, kad lanko, kad ateina, tai mums yra didžiausias tikslas ir mūsų iš viso tikslas tai yra tobulėti, kad kuo daugiau kokybės tą mūsų mokymam ir kad vaikai jaustųsi gerai, draugautų, bendrautų, tai mūsų yra didžiausias tikslas. Tai va. O šiemet daugiau mažiukų ar didesnių? Taip. Ar viduriukas tas toks? Iš tikrųjų, tai pasiskirsti gan vienodai, galiu pasakyti. Mūsų pati didžiausia klasė, didžiųjų tomų, tai bus pati didžiausia, bet taip skirtumas per 2-3. Pati didžiausia 23 bus, paskui tenai 20, 19, taip maždaug plius, minus, bet visos klasės mažiukų, tai jau pačius mažiausius, tai mes juos pasaugom, tokių didelių nedarome tų klasių, kad jau jie kaip saugom kaip mūsų pupuliukus, tai kad neišgąsdinti jų mažesnės klasės, bet visų šitų didesnių, tai 20 plius minus, taip, apylygiai. Taip. O kur šiemet bus skirtas dėmesys labiausiai? Nes vis tiek tai yra lituanistinė mokykla ir gal yra sistema švietimo pasikeitusi, kad daugiau tos lietuvių kalbos mokinti. Sistema kaip ir nepasikeitus, mes laikomės tos pačios integruotos lituanistinės programos, bet tiesiog mes patys matom ir su tėvais kalbant, ką tėvai norėtų labiau, tai tiesiog taip ir atsižvelgiam ir patys darom taip, kad būtų visiems gerai. Taip pažiūrėjom, kad buvo tikrai noras daugiau stiprinti tą lietuvių kalbą, tai dėl to taip ir šiais metais padarėm, kad ta lietuvių kalba bus ilgesnė pamokas, dirbsim integruoti, dalinsimės į grupės pagal vaikų lygį ir stiprinsim tiesiog tą kalbą. Bet tai ne tik lietuvių kalbos pamoka, lietuvių kalbą mes mokinomės visaip ir ta mūsų pirmoji pamoka, kur yra 1 valandos temos, tai mes, pavyzdžiui, pirma mūsų tema bus apie gintarą, tai mes kalbėsim apie gintarą ir mokinsimės tiesiog kalbėdami, skaitydami ar tenai žaisdami, darydami kažkokius, mes mokinsimės tos kalbos tiesiog kitaip. Ir bus jau lietuvių pamoka, kur jau bus rašymas, skaitimas, tenai biški taip jau rimčiau, bet mes tą lietuvių kalbą mokinomės ne tik rašydami, skaitydami, taip ir bendraudami, ir gamindami ten kažkokį gintariukus, tai labai džiaugiamės, mūsų pirma tokia tema bus apie gintarą, tai jau atkeliavo iš Lietuvos tokį gintariuką, tai mes ten darysim papuošalus, tai bet darydami, bekalbėdami jau ir mokinamės tos kalbos. Tai kiek klasių iš viso šiemet bus? Šiemet taip padarėm, pernai mes turėjom 6, o šiemet nutarėm, kad padarėm 5, bet didesnės. Tiesiog dirbsim, skirstysim į grupės, tai kadangi čia tų kambarių turim, tai tiesiog taip lietuvių kalbą mokintis jau 20 klasė yra per daug, tai kad jie skaityti, rašyti, tai jau mes dalinsimės į
3 grupės greičiausiai ir kadangi mūsų tada mokytojų yra daugiau, tai mes pasidalinsim į 3 grupės ir kiekviena dirbsime su ta grupė, kur pagal lygį. O klasėse dirbsit kaip su norvegiška sistema, tai yra ne viena mokytoja, o dirbs mokytoja su pagalbininkė? Nu, tai dabar, kadangi mūsų padarėm 5 klases, tai mūsų mokytojų yra daugiau tada klasėje, tai vos sakau 3, galbūt net ateis kažkas padėti, tai bus tų vaikų, mokytojų suaugusių tikrai bus daugiau. Dėl to mes turim galimybę jas padalinti klasėje 3 grupės. Ir va, taip va. Tai ką, Jurgita, sveikinu su rugsėjo 1, nors ir šiandien yra rugpjūčio 30, šiek tiek anksčiau, ne lietuviškai, bet su lietuvių rugsėjo 1. Sveikinu ir kad būtų gražus, laimingi nauji metai mokykloje. Ačiū. Tikiuosi tikrai, kad mes suplanavom daug gražių darbų, projektų ir tikrai sulaukiam dėmesio iš visur, tai tiesiog manau, džiaugiuosi pati, kad mūsų ta mokykla taip didėja, gražėja ir tobulėja, tai manau tikrai. Stengiamės dėl mokinių, dėl Lietuvos, dėl lietuvybės ir tiesiog tikėsimės, kad ir ta lietuvybė tokia mūsų čia augs ir gyvuos. Ir išpuoselėsim. Išpuoselėsim tą lietuvybę. Tai ką, linkim ir lietuvaičiams gražių, jaukių rugsėjo 1 švenčių Lietuvoje.